Sometime since 97, when you chose to sail away. Now take a seat and stay forever, and make me stop counting the days. Disappears without a trace. Now that I found what really matters, yeah. After you had gone away, and even though you had been doing well, and don't you hide behind a smile, and just believe in me. Believe in me. Believe in me. Labą dieną. Šiandien mes susirinkom antro kurso moksleiviai į konkursą matematika informatikos sesija. Manytume, kad šie du dalykai yra neatsiejami vienas nuo kito ir šiandien jūs gausite užduotis tiesiogiai susijusias su šiais abiem dalykais. Tai prašom mokytojai, išdalinkite, jums bus skirta 1,5 valandos, vadinasi mes dirbsime iki 2:30. Jeigu kas baigsite anksčiau, be abejo, pasakysite, kad aš baigiau, kad tuomet mes atsisveikinam, savo darbelius jūs išsaugot kiekvienas savo kompiuteryje, mes su mokytoja apžiūrėsime, aptarsime visus jūsų atliktus darbelius ir jūsų laimėjimai, kaip ir paprastai pas mus vyksta ir dera, bus paskelbti asamblėjos metu. Tada mokytoja prašom Taip, užduotis bus dviem variantais. Užduotis panašios iš tų pačių analogiškų reiškia įrankių, taip kad konkurencija vienoda tarp visų. Na ką, noriu palinkėti sėkmės. Tai čia dauguma yra tų, kurie laikysit egzaminą tikriausiai informacinių technologijų, tai tikrai bus labai naudinga dar kartą pakartoti, kadangi tai yra pirmo kurso medžiaga. Nu ką, linkiu sėkmės visiems. Jeigu baigsit su labai gera nuotaika, prašom 3 valandą ateiti pirmo kurso, palaikyti, pasirinkti, parodyti, nes jų laukia irgi konkursas, gal bus uždirbti. Ne toks rimtas, tai dalykų. Tai čia tame dokumente. Pirmakursiai dar labiau vaikiškas, tai jiems ir vaikiškesnis konkursas. Jums svarbu surinkti tam tikrą balų skaičių, tai jūs jau tik įvertinkit, kurią užduotį jums lengviau daryti. Rekomenduoju visada pradėti nuo tos, kuri jums lengvesnė užduotį. Ir dokumentų savo pavardę dabar užrašysit. Antraštė poraštė, lietuviškai rodymas, viršutinis apatinis chorų titulai. Visiems sakau rodymas, viršutinis apatinis, kadangi lietuviškai gal jums
sometime since '97, when you chose to sail away. Now take a seat and stay forever, and make me stop counting the days. Lately I heard you were doing well, though I don't know how that feels. Believe in me, after all. Believe in me and hear me call. There's a world behind these walls that I just need to see. Believe in me. Every dream that had been shattered disappears without a trace. Now that I've found what really matters, yeah. After you had gone away, and even though you had been doing well, don't you hide behind a smile, and just believe in me. Believe in me. Believe in me. After all, believe in me and hear me call. There's a world behind these walls that I just need to see. Believe in me. Tie skaičiai ne, Karoli, čia nepraeis tau.
Dabar susikaupiam, laukia grupių prisistatymų. Kas turi pasako grupės pavadinimą, gal šūkį turi, o gal šiaip kokį gražų eilėraštuką apie matematiką. Didelį eilėraštį pasilikit namų darbą. Prisistatymui labai trumpai, bet tiksliai. Taip kaip matematika. Gerai. Nuo ko pradėti? Gerai, pradedam nuo G5 Gimnaziukai išmintingi, kaip ir dera pakovosim, Matematiškai galvosim. Mes per mergaitės ir mūsų prisistatymas. Aš ir tu, mes kartu šoksim klostį, dainuosim ir visiems ranką pamosim. Mes visi vežimą vežėm ir skaičiavom į vežį. Pirmoji užduotis tokia. Jum laikrodį, kas turi laikrodį su minutėm, su sekundėm. Duodamos 2 minutės laiko. 2 minutės laiko. Ant stalo yra popieriaus lapas. Kam trūksta popieriaus duosiu dar. Ir per 2 minutės laiko jūs susirašote kuo daugiau filmų pavadinimų, dainų pavadinimų, skaičiuošių ar dar nors kur yra skaitvardis. Aš pasakysiu vieną pavyzdį, bet jo naudoti nebegalima bus. Mes užvirliai 2 per kiemelę būdu rasim ten dėsim daug būdų. Arba daina, kur yra 2 ar 3 ar 5, ar filmo pavadinimas. Taip. Gerai, sirgaliai savo vietoj. Komanda turi savo datą. 1, 2 kartus. 2, 16 3, 9 danguje. 4, 3 milijonai. 5, 12 brolių. 6, 5,5 savaitę. 7, 7. 2 kartus, 2 gaideliai, 4 kėdutės, 12 brolių, 5 elementas, 8 mylė, 6, 8 dangui, 7, 16 hercų, 8, 6 pėdos po žemę. kiek? 9, Mano batai buvo 2, 10, 3 ožiukai, 3 11, milijonų. 12. Gerai, kitiems. 2 kartu, o 3 geltonas, 12 brolių juodvarnių, nes 9 lengvai, 2 gaideliai, 16 hercų, 1 snieguolis, 7 nykštukai, 12 brolių ir 1 sesutė, Kobra 11, Gedimino 11, komanda. 12. Kiek? 11? 15? 11. A komanda 11. Nu, kaip penkėje? Garsiai. Nu, Rokis 1. Rokis 2. vienas tik skaičiuoja, atmeta žiūrėtų. Kodėl? Bet tai Čia geras raidus. Buvo skirtingi. Rokis toliau. Būtis 2 kartu, 3 kartu, 69 danguje, 5,5 savaitės, Kobra 11, 2 gaideliai, 16 hercų. taip, galima. G5-1 vaikinai 12, komanda 11, G5-1 mergina
komandosas 9 ir R5 vienas komanda 7. Gerai, dabar nugalėtojai, aišku, jaučiasi labai laimingi ir labai turtingi. O visi turtuoliai, visi, savo lobius slepia. O kad paslėptų lobį, jie turi žinoti, kiek ten yra pinigų. Taip, dabar čia yra užduotis G51 grupė. Jūs įsivaizduokit, kad esat turtuoliai ir turit paslėpti lobį. Bet čia yra ne tik pinigų, bet ir stikliukų, stiklinių akmeniukų. Jums reikia išrinkti pinigus iš tų akmenėlių ir suskaičiuoti, kiek tų pinigų yra. Svarbiausia, nesuklysti. Prašau. Žiūrėt, turim klausimą. Ar tu pasakysit, ar čia laikas, ar čia kaip nesuklysta? Čia žiūrį pamatys. Va, čia 10 metrų. Pasiimk šiandien. Atos kiek? Čia tu bilietų. 10. Čia tu steiks reičiau. Čia auksas yra. Čia lobis mūsų. Nu tai jau, kol jūs lobį A čia LD? visi piratai pamatys. Kas čia? Čia sudėti užkasimai. Čia viduje neįkiušai. Nu, ar jau suskaičiavot? Suskaičiavom. Gerai, dabar užrašot. Užrašot ant šito lapo. Ką radot? Nu, ilgai skaičiuoju jau. Bet kas atrastų tavo lobį, jau niekaip nepaskirti. Ne, aš apsauginį. Aportas? Taip, dabar, kadangi pirmąjį tai buvo tikriausiai jums buvo duodama daugiau laiko, jau labai greitai tą padaryti. Taip, Čia pardavėjas yra, jie turi pardavėjas yra. nu, nesvarbu padaryti. Ne. Negalima matyti. Tas irgi sveikia. Ten 9. Tas 60. Čia 2. Kur klaida buvo? Kokie buvo pinigiukai? Skirtingi. Ir lietuviški, ir lenkiški, ir lietuviški. Jūs nepaėmėt atskaitos taško, nei vieną grupę. Jūs vertės tai nežinot. Tai mes nežinosime. Bet jūs turit žinot, jeigu tu lobi, kas tai, tu turi žinot, ką tu už. Tai mes jau parsiverme žinos, bet daug nėra. Svarbiausia, kad daug. Svarbu, kad pinigai. Nei viena grupė neatspėjot, kur čia buvo šitos užduoties. Reikia kiekvienus pinigėlius, kiekvieną rūšį suskaičiuoti atskirai. Taigi buvo užrašyta ir grašiai buvo, ir kapeikas visiškas buvo, ir centai buvo, ir italijai, ir buvo monetas. Visi parduos. Visus tautos. Gerai. Mes
aš iš jūsų. Įmokėčiau aš gerai, buvo turi atskaičiuoti greitai, nereikėtų man padėti ir per pamokas įeiti. Skaitysiu matematiškas kūrybos eilėraštį, namų darbą. O matematika, kokia pasidėdinga, bet mums visur reikalinga, tai gal žinių truputį stringa. Išmokau prasidėti, imti, dauginti ir dalyti. Bet čia tik tai pradžia, brolyti, ištraukti šakį, ne danties, pasukti galvą dar reikės. O matematika, kokia gudri. Gerai, kad mokytojai mūsų kalbėjo. Išmokime jau atrodo daug, bet mokslų niekada nėra per daug. Vienas, 3 ir 5 bus nelyginiai visi, 2, 4 bei 6 padalinti laisvai gali, 2 ir 3 susidraugavo, 5, 6 neapsigavo. Turi būti jie kartu tarp kitų mielų draugų. Jeigu jūs pagalvojus, labai gerai leido eilėraštis buvo labai matematiškas. Dainuojam, skaitom, rašom ir skaičiuojam, visus įgrikus pažįstam ir skaičiuodami neklystam. Kosmos ir kvadratai, įvairiausių skaičių matai. Šitie grafikai klastingi, sunku spręsti pjūvingi. Tūgi prizmės piramidės, kaip matieka mokslas didis. Viską galima skaičiuoti, kaip kepurni, vis galvoti. Baigsus poetai. Gerai. Labai gerai laiką numinėjai, kad dabar jau kas greičiau. Ten yra dėlionė, bet kaip matot, jinai yra ne popierinė, ne smulki, o medinė ir kaip reikiant. Ten aš iš karto pasakau, kad bus labai mielas katinėlis. Tai va, tą katinėlį pavasaris, katinėliai kniaukia už langų, katinėliai tupi ant medžių, katinėliai žydi. Tai va, dabar mes tą gražų katinėlį. Oi, Олег! Дружо, šitą čia. Oi. Gerai, gerai. Tai tu čia sėdėsi. Kur čia? O kur visą dėliuotę? Tik mažai dėlių turbūt. Kur Sudėjau. Apverkaus. Matot? Čia Panešiu, blizdi ir taip toliau. Pasirašėt komandas iš eilės pavaduotojai į egzaminą. Atsiprašau, geriau norėtų žinoti, ką dabar jai darys skaičiuoti. Mes viskas tuoj pat visai. Visai šviesai.
6 kart 7. Taip, 9 kart 5. 7 kart 8. 20 metų komanda iškrenta. 9 kart 9. Taip, šitos nedalyvauja. Mes pasibaigsim. 4 kart 4. 7 kart 9. 9 kart 5. 45. Suklydom. Jau labai svarstė, nuima visas manęs ekologiją. Viskas suklydo. Nes labiausiai tikėkime, kad daugybos lentelė moka šitie vyrai. Taip, toliau šitie vyrai. Merginos ir o dabar merginos trečia ir čia ketvirtas. Jau dabar matematikų bėt labai. Čia svarbiausia teisingai sudėti, nesumaišyti. Negaila man kalendoriaus. Kiek čia to kalendorių yra? Sausį, vasarį, vaida pradė. Vaku, vasarį turim. Gudras pėstupį. Kaip Valinskas sakė, užsirišta kažką. Nelaimę turi. Nesumaišykit iš čia. Jeigu Nežinom kurios. Greičiai paskubėkit. Kaip jau? Ai, va taip. Nežinau, man Jau daug kam reikia skubėti. Tai tą bendrą namą mes pastatysim kada nors per sekančią renginį. O dabar visus labai noriu, kad kur nors gražiai atsistotumėm ir komisijos nariai, ir mokytojai. Some time since night